Į sceną kviečiame žurnalo Reitingai vyriausiąjį redaktorių Gintarą Serafiną. Mokykla ir universitetas jūsų vaikui. Kaip pasirinkti? Labas vakaras visiems ir kiekvienam malonu jūs matyti. Mano pranešimas kažkiek disonuos, ne kažkiek stipriai disonuos su Ugniaus pranešimu. Bus tarsi kontrastas, nes jisai pasakojo vieną variantą, o pas mane bus tarsi ir kitaip. Esmė yra tame, kad taip, jaunimas yra paniręs į technologijas, taip jis turi milžiniškus informacijos srautus. Tačiau labai jūs nustebins vienas pranešimas, kad kai jūs rinkotės profesiją, kai jūs rinkotės aukštąją mokyklą ar profesinę mokyklą, jūs turėjote maždaug 2-3 informacijos šaltinius. Tiesiog, tais laikais tiek buvo. Dabar jaunimas turi 30 informacijos šaltinių. Kosmosas absoliutus. Tai yra tiek daug, bet jie naudoja tiek pat, kiek jūs. Ir tai yra didžiulė drama mūsų valstybei, tiems jauniems žmonėms. Nesvarbu, kad technologijos vystosi kosmiškai, nesvarbu, kad dronai skraido, visiškai nesvarbu, ką daro ir darys 3D printeriai. Jie profesiją renkasi neatsakingai. Va štai tokia yra statistika. Tik 20% jaunuolių profesiją pasirenka brandžiai ir atsakingai. Čia lietuviški tyrimai ir čia yra labai padidinti. Mes vedėm tokius mokymus Kurliečio mokykloje Vilniuje. Ir ten karjeros mokytoja papasakojo, kad ji buvo viename universitete, irgi Vilniuje, kurį kai kas vadina diplomų fabriku, ir atliko pirmakursio apklausą. Klausė, kurie iš jūsų svajojote nuo 10 klasės įstoti į šitą aukštąją mokyklą ir į tą profesiją, į kurią įstojote. Teigiamai atsakė 2%. Įsivaizduoju, 98% turėjo visai kitų planų, o atsidūrė kur? Primenu, kad nuo technologijų ir matot, kaip mūsų grąžina ir lietuviška realybė kažkur paukšt atgal. 25% reiškia, na čia aš sakau, nuo 2 iki 20% profesiją pasirenka vos nemesdami strėlytę, vos neridendami kauliuką. Tai yra tiem jaunuoliams, kaip galime, taip, iš tikrųjų, kaip minėjo, reiškia, Ugnius per ateinančius kažkiek metų sunyks 20 000 profesijų, bet šiandien jų yra 40 000 pasaulyje. Lietuvoje yra maždaug 2000 profesijų. Spėkit, iš kiek vaikai renkasi tą profesiją. Kai nuvažiuoji į pamoką, šnekiesi su 10-okais, 11-okais, tai jie ten jungtinėmis pajėgomis, šiaip taip, per kokias 8 minutės, apie 30 profesijų išspaudžia. Ir iš jų renkasi. Tik iš tiek renkasi profesiją. Nesvarbu, kas pasaulyje yra, kad ten kaip technologijos išsivystė, visiškai nesvarbu jiems tai. Jie renkasi argumentai, kokie jų yra. Giliai nustepsite, absoliuti dauguma, reiškia, kaip įstoja jaunuoliai į aukštąsias mokyklas, pirmame kurse yra atliekamos jų apklausos ir paaiškėja, kad jiems didžiausia įtaka renkantis profesiją ar mokyklą, kurie mokysis, turi draugai. Kurių supratimas apie tą profesiją ir apie aukštąją mokyklą yra panašus kaip ir jų. Dar vienas absurdiškiausių motyvų, kaip renkasi jaunuoliai profesiją, yra tas, kad stoju į Vilnių. Arba į Kauną, nesvarbu. Mano tokių mažai žmonių yra. Jūs Vilniečiai, jūsų vaikai taip nestos, bet tie, kur gyvena regionuose, taip stoja. Nesvarbu nei kokia aukštoji mokykla, nei kokia profesija, svarbu Vilnius. Antras absurdiškas motyvas, kur Lietuvoje ypač dažnas, stosiu į profesiją, kur gausiu valstybės finansavimą. Mano kaimynės anūkė šiemet stojo, 14 metų vasarą stojo žurnalistiką. Nepavyko įstoti, tada stojo ten, kur gavo valstybės finansuojamą vietą. Ir įstojo į informologiją, kitaip tariant, bibliotekininkystę. Įsivaizduojat, žmogus turėjo gyvenimo svajonę. Į vieną pusę. Neįstojo, einam į kitą pusę. O ten, priešingą. Nes tai yra kardinaliai priešingos profesijos.
tai yra didžiulė, tam jaunuoliui, kaip pasakyti, jisai sugaiš kažkiek metų. Galima sakyti, kad visą gyvenimą mokysimės, galima sakyti, kad profesijos keičiasi ir keisis, galima tai sakyti, bet tas vaikas, jisai sugaiš labai daug laiko. 4 metus, gal 6 metus, dėl to savo tokio keisto, klaidingo pasirinkimo. Tarsi ir kyla klausimas, čia taip konstatuoti labai lengva, o ką tokiamis aplinkybėmis daryti. Tų modelių yra tikrai daug ir pamėginsiu keletą jų aptarti ir pamėginsiu parodyti jums tuos informacijos šaltinius, kurie galbūt padės jums bendraujant su tais vaikais, kurių yra, kaip sakiau, 30. Ta profesija, reiškia, kas yra dar įdomu? 4-5 metų vaikai visi iki vieno žino, ko jie nori būti užaugę. Tiesiog žino. Paklauskite savo vaiko, išaiškins, jeigu turi 5 metų vaiką. Nuėjus į 11 klasę, kokie 15% žino, ko jie nori būti. Ir prie to prisidėjo, daugiausiai tėvai, kažkiek mokytojai. Jeigu vaikas pasako 5 metų, aš noriu būti šiukšlininkas, tėvai nugriūna. Ir tai mano, kad čia didžiulė negarbė ir pradeda vaiką apdoroti. Šiukšlininkas būna socialus asmenys, bomžai, naik pro langą, pažiūrėk, nori tokiu būti? Ne, gal. Maždaug nuo 7 metų vaikai pradeda šnekėti taip, kaip reikia tėvams ir taip ir šneka iki 12 klasės. Bet kam yra problema, tas vaikas, jisai 5 metų dar nemokėjo išsireikšti, nes čia galėjo būti 2 profiliai, gal tas vaikas mėgsta švarą, bet jis nemokėjo pasakyti, kad jis nori būti aplinkosaugininku, nes tokių žodžių nežino 5 metų. O gal jisai mėgsta techniką ir šiukšlinės mašinas, kai išverčia konteinerį. Tai čia yra techniškasis profilis. Jeigu tėvai jau būtų nesustabdę taip lygio vietoj, nepradėjo aiškinti, kad tavo norai yra paranormalūs, tai tas vaikas galiausiai būtų išgilinęs savo norus ir šnekėtų tai, ką jis nori, o ne ką tėvai nori. Ir 11 klasės jis žinotų, 10 žinotų, ką nori. Yra vaikų, kurie žino nuo 7 klasės ir tuos sistemingai siekia. Tai dabar kalbant apie motyvus jau lyg ir apžvelgiam, tėvų vaidmuo, indėlis. Iš tikrųjų, kaip žydai teigia, maždaug dauguma bent jau tėvų vyriškos lyties mėgsta sakyti, kad su mažu vaiku aš neturiu tikslo bendrauti, kol jam nesukaks 7 metai, nes jis nusišneka. Kai jau sukaks 7 metai, mes bendrausim vyriškai, o iki tol tegu saugo, kaip pats suvokia. Žydai teigia, kad vaiką reikia lavinti, daugiausiai dėmesio skirti nuo 0 iki 9 metų, nes 9 metai tai yra tu jau kaip galėjai, suprogramavai tą vaiką, paleidai strėlę ir ta strėlė skrenda. Ir kaip minėjo šio universiteto rektorius, paskui būna ten tie periodai 13-14 metų, bet strėlė skrenda. Ir 18 metų kažkur galiausiai pasiekia tikslą. Tėvai tais metais nuo 9 iki 18 metų labai mažai gali paveikti, gali bandyti, kaip vėjelis kažkiek tik tai papūsti, gal tas strėlė vos nukryps. Tai iki 9 metų yra esminis periodas. Ir iš tikrųjų išmintingai daro tie tėvai, kurie darželėje pasišneka su savo mėgstama darželio auklėtoja ir nepradeda klausinėti, kokiam profesija tiktų, bet paklausia, koks profilis to vaiko. Ir darželio auklėtoja tikrai atsakys, jeigu tas vaikas nuo ryto iki vakaro dėlioja kaladėles, tai jis yra būsimasis konstruktorius, tyrėjas. Jeigu tas vaikas laužo žaislus, lėles nuo ryto iki vakaro ir tėvai to piktinasi, tai nieko čia blogo, daug tyrėjų juos laužia, todėl kad bandė išsiaiškinti, iš ko jie sudaryti. Ir tai yra tas tikrasis tyrėjas, kuris kažkada po 18 metų jo bus. Jeigu tai yra socialinio mokslo būsimasis atstovas, jau yra visur daug. Jisai nei vieno darbo nebaigia, visus pradeda, turi labai daug draugų, visas toks jau, skrajoja po visą grupę, jau daug labai. Jeigu tai yra humanitarinio mokslo atstovas, jisai mėgsta pasakoti, kurti eilėraščius, pasakas, jeigu jam užduoda mokytis Salomėjos Nėries poemą, jis ją patobulina,
nes jam sąskambiai yra geresni, negu jis sukūrė. Ir galiausiai, bet jeigu tėvai paklaustų, jis išgirstų, reiškia, o jau ten menų pakraipa, tai ten kiekvienam matyti. Tai jeigu paklaustų tos darželio auklėtojos ir nebandytų to vaiko nuolat perlaužinėti, nes didžiausia drama, kai mes nueiname į paskaitas ir skaitome jas 11-okam, 12-okam arba 10-okam, tai aš vis sakau, kad žinokit, ne tik jums tai sakau, bet ir bandau tėvams sakyti, kad tėvai nori daug gero, bet labai dažnai pakenkia jums kaip žmonėms. Nes tėvai bando perlaužinėti vaiką pagal savo supratimą, savo giminės tradicijas. Mano senelis buvo medikas, aš medikas ir tu būsi medikas. Dėl to jūs nuėję į ligoninę mato daug savo darbą mylinčių žmonių, medikų, daug ir geriančių medikų, dėl to, kad jie nemyli darbą, dėl to, kad jie buvo kažkada perlaužti. Kita dinastija yra teisininkai, mes čia nuo praėjusio amžiaus pradžios esame visą giminė teisininkai, jūs būsite teisininkai. Iš tikrųjų, aš nesimsiu prognozuoti, kurios profesijos bus paklausios po 2-3 metų, kaip sakė Ugnius. Bet galime nuspręsti ir pasakyti garsiai, kokios profesijos bus nepaklausios. Jūs tikriausiai esate, gal taip paklausiu, šiuo metu Lietuvoje yra 116 000 studentų aukštosiuose mokyklose. Kaip manote, kiek iš jų studijuoja teisę? 30%, 15%. Jūs patys žinote, kad blogai yra, bet dar šiek tiek hiperbolizuojate. Iš tikrųjų teisę studijuoja 10 500. 10% iš tikrųjų teisę studijuoja visose aukštosiuose mokyklose. Na ir taip pat žinome, čia nereikia ieškoti, kad teisininkų darbo vietų kiekvienais metais atsiranda iki 100. Na tai teoriškai mes galime, reiškia, sakyti, o gal prireiks, jaunimas dažniausiai sako, aš būsiu geriausias. Na, bet darbo vietų kiek? Tai galim pažiūrėti duomenis, arba, pavyzdžiui, yra tokia prestižinė profesija kaip politologai ir tarptautinių santykių žinovai. Kai aš stojau į universitetą prieš 20 metų, tai buvo populiariausia profesija, ją stojo 15 vietą. Daug jų ir dabar stoja, bet politologai šiandien darbo biržoje yra 4, nesurandantis darbą. Tiesiog tai yra virš 200 jaunuolių iš 2013 metų absolventų laidos yra bedarbiai politologai. Todėl, kad diplomatinis korpusas, ambasados yra užpildytos turbūt 20 metų į priekį. Ir tai tu gali tai matyti ir nujausti. Yra ir daugybė priešingų profesijų. Ugnius nesutiks, sakys, kad gal tos profesijos išnyks po 3 metų. Bet nemanau, kad išnyks mokytojo profesija, daktaro profesija, jos bus kitokios, bet bus. Tikiuosi, kad reikės galbūt ir suvirintojų. Nes kažkaip reikės namus statyti, jeigu ten visko 3D printeriai neatspaus. Tai tų profesijų iš tikrųjų Lietuvoje yra pervertintų apie 100 ir nedavertintų, atsiprašau, nelietuviškas žodis, neįvertintų ar nuvertintų tėvų yra 70 maždaug profesijų. Ir, na, tiesiog su vaikų bendraujant, pamėginsiu atskleisti, koks galėtų būti tėvų ir mokytojų vaidmuo. Mokytojai turėtų užversti kiekvieną jaunuolį iki viršugalvio tais 30 informacijos šaltinių. Vienam šaltiniui skiriant pusdienį, iš viso 15 dienų, turime 10, 11, 12 klasę, visai nesudėtinga. Bet tas vaikas jau gavęs tos 30 šaltinių, o ne 2, jisai padarys minimaliai klaidų. Na, arba bent jau kiek galima mažiausiai klaidų. Tėvų vaidmuo turėtų būti sudaryti sąlygas prisiliesti prie maždaug 12-15 profesijų per tą 10, 11 ir 12 klasę. Kur čia man dabar eiti, ką čia daryti, kaip tą profesiją čia pamatyti, kur čia šešėliauti. Bet tai iš tikrųjų pakeičia gyvenimą. Aš savo patirtimi galiu pasakyti, aš iki 9 klasės
buvau kaip ir toks perestukinas, mokslai man nerūpėjo. Tėvai galiausiai, matydami, kad vaikas ne tom ten pėdom eina kažkokiom, išsiuntė vasarai pas ūkininką dirbti darną. Visą vasarą dirbdavau, ryte keldavausi 5 ryto, važiuodavau su dviračiu 5 km į sodybą ūkininko, grįždavau vakare komos būsenos ir krisdavau į lovą. Dirbau visus juodžiausius darbus, nuo ten tvarto, kaip suprantate, iki grūdų ir ten viską, ką įmanoma daryti. Ir man įvyko atsivertimas ar prašvitimas, nežinau, kaip tai pavadinti. Perėjau į kitą lygą mokytis. Na ir paskui jau tada jau... Lygiai taip pat, na, aš įsivaizduoju, gali kiekvienas tėvas. Tarkime, teko bendrauti su... Gal šnekėsiu tiesiai ir, tarkime, su Vilniaus privačiaus Saulės gimnazijos direktorė. Ji teigia, kad jos sūnus turėjo svajonę įstoti į odontologus. Ta svajonė audė nuo ryto iki vakaro 2 klases. Nuvedė mama, susitarė, kad nueitų pas odontologą, pasidėtų 3 dienas už nugaros ir jam praėjo noras. Nenoriu aš sėdėti susilenkęs, nenoriu ten žiūrėti tuos dantis įvairius tokius kartais ir nelabai šviesius. Ir žmogus pasirinko ne odontologo, bet farmacininko kelią. Ta prasme, kryptis liko ta pati, biomedicinos mokslai, bet jisai pasuko į kitą, išbandęs profesiją. Būtų neišbandęs, būtų įstojęs, gal paskui būtų gailėjęsis. Tai ir, na, daug tokių prisilietimų iš tikrųjų galima mokykloje padaryti. Lietuvoje, na, tarkime, tų galimybių buvo bandyta kurti ir unifikuotai, tai yra vežti mokyklos klases į kažkur, bet, na, tai irgi yra ne visai logiška, todėl, kad jeigu vienos mokyklos visus 12-okus sukrauna į 4 autobusus ir nuveža į įmonės Snaigę ir užsideda pliusą, kad įvyko prisilietimas prie profesijos ir supažindinimas ir profesinis orientavimas, tai neįvyko, nes savo ateitį su Snaigė sies 2 iš to 4 autobusų jaunuolių. Visus kitus reikia vežti pagal jo profilį. Jeigu jisai yra būsimasis medikas, tai jam reikia nuvažiuoti į chirurginį ir ten pastovėti už stiklo 3 valandas. Jeigu jisai vienoje gimnazijoje, reiškia, buvo 5 norintys jaunuoliai studijuoti mediciną, jie nuvažiavo į zoostotį ir preparavo šuniuką. Ir įsivaizduojat, kaip puiku būtų, tarkime, jeigu tas jaunuolis, kuris nori studijuoti mediciną, vieną vasarą nueitų padirbėti į ligoninę 3 mėnesius sanitaro padėjėjai. Jisai dirbtų nuosekliai ten per jolinės, foninės ir žolinės, matytų ten atvežamus egzempliorius, tokius visokius ir ten su neprekinės išvaizdos ir kraujuotus ir apsirėmusius, ir jis taip matytų, jis jaustų, reiškia, jeigu jis tą išbandymą praėjęs ir toliau norėtų tapti mediku, tai tiesių taikymų visi ten keliai paklojami ir kilimai ištiesiami, eik, tu būsimas medikas. Jeigu tu nešioji senukų pasonus ir nori būti mediku toliau, tai viskas, tai tavo kelias ir daugiau ten net nereikia ieškoti. Ir lygiai taip pat tą profesiją prisiliesti, pabandyti galima daug kur. Nu, tarkime, vėlgi vienoje gimnazijoje yra toks labai smagus metodas, kai jaunuoliams bandoma, reiškia, sakyti anglų kalbos pamoka, tu grįžęs namo pakalbink savo abu tėvus, padaryk interviu, paskui juos išvežk į anglų kalbą, ateisi prieš klasę, perskaitysi. Na, tai klasė yra koks 23-25 vaikai, na, tai tėvų bus gal kokie 45 ir su skirtingom profesijom, ir prieš klasę, reiškia, jaunuolis perskaito. Jis pats daug ką sužino apie savo tėvus, nes jisai gal niekada negalvojo, kad reiks taip dirbti. Jis nesupranta, ką reiškia kokio buhalterio darbas. Ima ir sužino galiausiai. Ir įsivaizduoti, anglų kalbą mokaisi ir sužinai apie 50 profesijų. Geras metodas, geras būdas, gali taikyti kiekviena Lietuvos mokykla, tai puikiai išeitis. Galų gale, aš pats žurnalistu dirbu 20 metų. Kaip manote, kiek per tą laiką pas mane buvo atėję žmonių, kurie norėjo pašešėliauti, na, tarkime, 11-10 klasiai, tai yra pažiūrėti, kokia ta žurnalisto darbo diena. 2 buvo atėję netyčia.
Bet tai aš laukiu, kviečiu, ateikit, mėly jaunuoliai, jūs stebėkit savaitę, kaip yra dirbama. Iš tikrųjų, 90% tėvų sutiktų. Tarkime, šnekėjau su Pramonininkų konfederacijos ekonomikos departamento direktoriumi Besagirsku, jisai sako, na taip, teko ten man su 2 vaikščioti jaunuolis, kurie paskui sekiojo 3 dienas. Bet mažai. Kodėl negali daugiau? Iš tikrųjų, galėtų ateiti kiekvieną įmonę, pas kiekvieną žmogų. Jeigu taip, kažkaip nedrąsu, galima nueiti pradžiai pas savo draugo tėtį, klasioko tėtį. Tai visai paprasta. Galima tų metodų, pradėti nuo senelių galima, nuo senelių kaimynų, nuo visko. Tiesiog tai tu turi išsikelti tikslą. Per metus prisiliesti prie 3 profesijų. Bet ne taip, kaip mes sovietmetyje. Nuveda į kepyklą, pavaikštai tarp konvejerių, ten pusę valandos duoda bulkučių, pieno, vaflių ir šynį ir manai, kad pasimatavai profesiją. Ne, nepasimatavai tik profesijos. Tai yra nuo 3 iki savaitės darbas turi būti nuoseklus, bet tam yra daug laiko, iš tikrųjų galima išnaudoti. Lygiai taip pat nesuprantu, kodėl jaunuoliai neina į profesinės ir aukštąsias mokyklas. Bet reikia eiti ne per atviras duris, kurios vyksta šiandien, vakar ir užvakar, bet reikia eiti tada, kada tu pats nori. Nežinot, per atviras duris ten žolę nudažo, papuošia viską ten. Šneka vėjus visokius prisiruošia. O jeigu nueini bet kada, per savo atostogas. Žinokit, aukštosios mokyklos dabar tas atviras duris, mačiau, atsidariau vieną kolegiją ir parašyta tiesiog. Open day, every day. Tai vadinasi, šainu. Šnekėjau su Stulginskio universiteto direktorium, sako, o, mes sudarom sąlygas, kiekvienas jaunuolis, kuris norite, atvažiuoja pas mus, mes apgyvendinsime bendrabutyje, leisime jam lankyti pamokas, paskaitas, atsiprašau, vykdyti projektus, lankyti laboratorijas, nueiti susipažinti su visą mūsų turimą techniką ir gyventi su 2 studentais 3-4 kurso viename kambaryje visą savaitę. Tai yra tokios galimybės Lietuvoje sudaromos aukštosiuose mokyklose, nes konkurencija tarp jų yra kosmiška. Lietuvoje yra 43 aukštosios mokyklos ir šiandien yra jaunuoliai karaliai, jie renkasi, nes jų kiekvienais metais mažėja ir mažės dar ateinančius 5 metus. Pernai baigė 35 000 abiturientų, 20 metais jų bus 30 000, o aukštųjų mokyklų, kaip matot, nelabai mažėja, nelabai jos ten jungiasi. Tai va, tėvų tas vaidmuo sudaryti sąlygas prisidėsti prie 15 profesijų, idealiu atveju, mokytojų suteikti maksimumą informacijos, o galiausiai sprendimą priima vaikas. Pas vienas, užsidaręs nuo tėvų. Ir tėvai neperlaužinė, tas vaikas jisai gauna, jūs, kai pasakai vaikui, tarkime, skaičius, kiek yra studentų, kiek ką studijuoja, kokios įsidarbinimo perspektyvos. Visi vaikai, atsiprašau, jaunuoliai, 10-tokai, 11-tokai, 12-tokai, puikiai išgirsta, susimasto, ima dėlioti ir galiausiai, priima tą teisingą sprendimą, bent teisingesnį, negu būtų prieinęs, jeigu jisai nebūtų išbandęs tų 30 informacijos šaltinių, jeigu jis nebūtų išbandęs tų 15 profesijų, nes jūsų brangus tėveliai įsivaizdavimas apie daugumą profesijų yra užsikonservavęs iš jūsų jaunystės laikų ir jis netitinka realybės visiškai. Vėl aš pradėsiu nuo žurnalistikos. Aš, kai stojau žurnalistiką, mes mokėmės su rašomąja mašinėlė prieš 20 metų. Kai baigiau bakalaurą, atsirado internetas, kai baigiau magistrantūrą, atsirado portalai ir paskui prasidėjo kas savaitę pokyčiai ir vyksta iki dabar. Ir dabar, jeigu jaunuolis įsivaizduoja kažkaip tą žurnalisto profesiją vienaip, tai prisidėtęs prie jos pamatytų, kad ji net pažįstamai pasikeitus. Ir lygiai taip pat bet kurią profesiją, tarkime, jūsų laikais ta teisė buvo prestižinė profesija. Tai yra ir garantuota darbo vieta, ir atlyginimas, ir tas gyvenimas, reiškia, aukšti gyvenimo standartai. Dabar tai nėra. Ir jeigu jūs užsiciklinę iš savo jaunystės laikų sakote, stok į teisę, nes teisininkai jokiais amžiais neskurdo.
tai paskui jums teks prisimti atsakomybę už to vaiko nelaimingą gyvenimą ateinančius ten 20 metų. Jūs kaip tėvai jį galiausiai perlaužėt, privertėt stoti į profesiją, kuri jūsų nuomonė yra vertinga, įdomi ir perspektyvi, o realybėje taip seniai nėra. Ir taip kiekvieną profesiją jūs pernarstė, jūs esate savo srities profesionalai, jūs nevaikštote po įmonės, neįsivaizduojate, kaip viskas yra pasikeitę. Tarkime, šiandien buvau Lietuvos geležinkeliuose įmonėje. Sako, nesuprantam, kodėl jaunuoliai nestoja į traukinių mašinistus. Tai savo purvinas darbas, tepaloti vaikštos su kažkokiais raktais, koks čia darbas, sako, atlyginimas minimalus. Sako, galvok iš naujo. Atlyginimas yra nuo 1000 eurų į viršų. Jie važiuoja su baltais marškinukais, sėdi prie kompiuterizuoto valdymo pulto. Ir tas darbas yra pasikeitęs nuo mūsų. Arba, pavyzdžiui, gamybos technologai. Tėvai mano, kad gamybos technologai tai yra irgi toks, kaip tam tokiam kalambūrė, žinot, profesijos sovietmetyje buvo skirstamos į 2 dalis. Kai rankas plauni prieš įeidamas į tualetą, o kitos profesijos, kai išeini iš tualeto. Tai jie mano, kad gamybos technologai prieš eidami į tualetą rankas plaunasi. Bet laikai yra pasikeitę, jūs nueisite į tas, jau dauguma įmonių taip modernizuotos Lietuvoje, kad tie gamybos technologai vėlgi vaikšto su baltais marškinukais ir dirba su kompiuteriais, nes tiesiog reikia prižiūrėti tą įrangą, tą tokią modernę įrangą visomis prasmėmis. Aš vardinu tik tai keletą profesijų, bet imkime bet kurią ir pamatysite, kad tai įvyko kosminiai pasikeitimai, o tėvai dirbdami savo darbę jų nespėjo pastebėti ir sako, tas darbas ne tau. Tai yra toks trūkumas. Na ir galiausiai aš, kadangi minėjau, tai norėčiau pereiti prie tų informacijos šaltinių, čia bent 11 užrašiau. Tai užėję net į Lietuvos darbo biržos svetainę, šiaip darbo birža kiekvienam skamba, kažkoks toks, nesinori ten užėti nei į svetainę, nei į pro duris. Tai tenais kažkaip atsidarę svetainę ir praleidę joje 3 valandas, pamatysite, kad bent kitų klaidas pamatysite. Tiesiog tie, kurie jau baigė ir dabar yra bedarbiai. Kad tie mūsų įvaizdžiai, labai, pavyzdžiui, nežinau, kas kada sukūrė įvaizdį, kad socialinio darbo socialinis darbuotojas dirbs Sodros direktorių. Sukūrė tokį įvaizdį, daug kas stojo ir dabar tai yra antra pagal besikreipiančius darbo biržą ir nerandančius darbo. Minėjau politologiją, minėjau teisę, viešą administravimą. Tai šimtais tų žmonių stovi šiandien darbo biržoje nerasdami darbo per 9 mėnesius nuo to, kai jie baigė studijas. Tai ten tų darbo biržų yra pjūvių nuo apie 40. Atskirais regionais galima žiūrėti kaip tik nori, bet reikia įlysti ir paskirtam puzinį. Dar vienas šaltinis, geras šaltinis, darbdavių apklausos. Jūsų laikais to nebuvo, dabar jos yra. Darbdavių vertinimai yra atliekami, apklausiama 2000 darbdavių mūsų užsakymų ir jų klausiama ne šiaip kažkaip valdiškai, kas patinka, nepatinka, savo vaikui, kur siūlytumėt studijuoti, pas vaikų neturi giminaičiai. Na ir mato tuos 4 universitetus pagrindinius, kolegijas, kartu klausėme ir įmonių poreikiams labiausiai atitinka kieno gebėjimai ir žinios. Tai, lyg ir aišku signalas, darbdaviams tai jie pasako tiesiai atvirai, nieko neslėpdami, neviniodami žodžių metą. Dar vienas šaltinis studentų apklausos. Irgi yra apklausiama 4000, kad irgi validumas būtų tinkamas. Visų aukštųjų mokyklų studentų apklausiama ir galiausiai jūs matote jų nuomonę. Ji kažkiek skiriasi nuo darbdavių nuomonės, bet tai svarbu žinoti, nes klausimų daug ir ten gali pamatyti nuo bendrabučių iki dėstytojų lygio įvertinimo. Puikus šaltinis, dar vienas. Norėčiau atkreipti dėmesį irgi, gal grįžę tas toks santrumpas KVC atrodo šiurpiai, bet tai yra studijų kokybės vertinimo centras, kuris įvertinęs yra studijų programas. Iš viso Lietuvoje yra maždaug 1600 studijų programų ir profesinėse mokyklose dar 500, tai tas studijų kokybės vertinimo centras yra įvertinęs 1000. Ir tai vertino ne kažkokie biurokratai lietuviai, o tai vertino užsieniečiai. Paprastai komisijoje būna 6 žmonės, 4 užsieniečiai ir 2 lietuviai. Užsieniečiai tai būna tokio lygmens britas, vokietis, ispanas ir estas.
visiškai skirtingi, iš kitų šalių su savo patirtimi, jie vertina Lietuvos aukštosios mokyklos studijų programą. Parašo balą. Ir tuos balus jūs galite matyti skvc.lt. Kiekvienai studijų programai parašyta. Jeigu jūs matote, kad studijų programą, ten maksimaliai galima gauti 24 balus, o minimaliai 6. Jeigu jūs matote, tarkime, kad SKVC viena ir ta pati studijų programa, pavyzdžiui, ekonomikos viename universitete įvertinta 23 balais, JSM čia tokia yra. O kitos aukštosios mokyklos ta pati studijų programa įvertinta, tarkime, 13 balų, tai jums tiesiog tie užsienio ekspertai signalizuoja, na, kas yra geriau, o jau jūsų teisė rinktis. Galima sakyti, jums atrodys, kodėl aš čia užrašiau Lietuvos reitingus. Pateiksiu vieną pavyzdį, kuris, manau, atskleidžia vieną tokį esmingą dalyką, kur galite atsidurti jūs ar jūsų vaikas, jeigu tiesiog nepažiūrėsite kai kurių skaičiukų. Pateiksiu praėjusių metų vasaros, 14 metų vasaros 2 skaičius. Minimalų balą, reiškia, su kokiu minimaliu balu buvo priimta į teisę atskiruose universitetuose. Tai į Vilniaus universitetą buvo priimta su minimaliausiu balu, pats blogiausias jaunuolis įstojęs turėjo 3 iš 10. Mykolo Riomerio universitete 0,56 iš 10. Kitas rodiklis labai įdomus, kiek 14 metais priimtų studijuoti pirmakursių balo vidurkis. Visų sėdinčių, kaip čia jūsų auditorijoje, visų balo vidurkis. Vilniaus universitete 6,35 visų įstojusių į teisę vidurkis. Riomerio universitete 3,7. Kazimiero Simonavičiaus universitete 2,82. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs tarp tokių sėdėsite auditorijoje. Sutinkat, kad tai svarbu, ar jūs sėdėsite tarp motyvuotų jaunuolių, ar su tų, kurie atėjo vien pasiimti savo popieriaus, skambiai vadinamo diplomu. Tai svarbu, nes jau dėstytojai skundžiasi, kad jie atėjo į auditoriją nebesupranta, kaip dirbti su tokiais skirtingų motyvų, žinių, gebėjimų jaunuoliais. Nes tiesiog įstoja ir 10-tukininkai, ir 0,45 balo iš 10 turintys jaunuoliai. Tai svarbus šaltinis, aš manau. Na ir galiausiai aš irgi, kažkaip čia prikalbėjau kaip ir neįkvepiančiai. Bet man atrodo, kad tėvų vaidmuo toks turėtų būti drąsinti ir įkvėpti. Kaip tai galima padaryti, tik 2 istorijas papasakosiu. 3. Yra toks Šakių rajonas, jame yra tokie Lukšiai. Neapsakytas kaimas, 3000 gyventojų. Yra ten toks mokytojas, Brukšaitis, dėsto fiziką ir IT. Ir jisai iš tos auditorijos, kurie ateina iš to miestelio, sugeba nulipdyti tarptautinių olimpiadų laimėtojus, laureatus. Klausom, kaip jūs tai darot? Paprastai sako, ateina į pirmą pamoką jaunuoliai, aš jiems rodau filmus dokumentinius apie Steve'ą Jobsą, Gatesą, Einšteiną ir žiūriu kiekvieną akis. Ir matau, kurio akis dega. Ir sakau, jis bus mano. Na ir stampa, ir paskui jisai ne kaip koks korepetitorius, bet nemokamai tą vaiką su juo dirba. Nuo ryto iki vakaro, vežasi į olimpiadas, motyvuoja, skatina ir galiausiai pasiekia, tarsi stulbinamų rezultatų su tokiais vaikais, kurių jūs negali atsirinkti. Jis nėra, tarkime, kaip 10 Lietuvos gimnazijų, kurios atsirenka jaunuolius. Tai jisai radęs tokį būdą. Jūs kaip tėvai, aš prisimenu, toks yra buvęs New Yorko meras, dabar senatorius Jungtinių Amerikos valstijų, Cory Bookeris. Sako, žinot, kas mane uždegdavo? Nepatikėsit, sako, aš lankiau fizinio, amerikietiško futbolo treniruotės ir ten buvo toks treneris. Bjaurus, reiklus, kabinėdavosi be reikalo, bet kai mes grįždavome į dušinę, jisai surengdavo keletą spektaklių, kurie labai įkvėpdavo. Kaip tai vykdavo, sako, ir sakydavo, jaunuoliai, pakelkite rankas į viršų, kuris pakelksite aukščiausiai, tam duosiu $1. Jaunuoliai pakeldavo rankas
sakydavo, jūs juokaujat, jūs kiekvienas galite žymiai daugiau. Susikūrydavo jaunuoliai ir ieškodavo galimybių, kaip pakelti rankas aukščiau. Vienas lydavo kitam ant kupros, trečias ant stalo, ketvirtas trijimsis sustaudavo vienas kitam ant kupros ir galiausiai tas labiausiai aukščiausiai iškėlęs ranką gaudavo dolerį. Kori Bukeris nuvažiavo, kaip būdavas meras, į areną, kurioje susirinko per 1000 vaikų ir galvoja, prisiminėm aš čia, nors ne mano, bet gerai idėja, išbandysiu iš to auditorijai. Na, jaunuoliai, pakelkit rankas, jūs pakelsit aukščiausiai, duosiu dolerį. Jokios reakcijos. Sako, supratau, padariau, $100 duosiu. Rankų miškas. Sako, dabar šitie laikai pasikeitė, jaunuoliai jau kitokie. Ir jie iškart jau pradėjo, reiškia, vienas kitam ant kupros lipti. Sako, Kori Bukeris, jūs galite kiekvienas daug daugiau, dar daugiau galite. Sako, žiūriu, prie scenos stovi mažiukas šeštokas. Smulkutis, akis laksto, galvoju, užžeidžiu vaiką. Kaip jis gali pakelt ranką aukščiausiai, jeigu jis yra šeštokas, ar čia kažkokie 12-okai sulipę 3 aukštais viens ant kito. Žiūriu, vaikas bėga link durų. Kori Bukeris yra 2 metrų, pasilėja prie durų, sako, atsiprašau, aš norėjau tavęs įžeisti, tai viso labo toks žaidimas. Berniukas atsisuka, sako, neįskori, aš bėgu ant stovo. Jisai gavo $100, nes sugalvojo, kaip pakelt ranką aukščiausiai. Tai lygiai taip pat aš įsivaizduoju, kad ir kiekvienas jūs kaip tėtis, kaip mama, galite, taip užnorinti vaiką, taip įkilstelti kiekvieną savaitę, kad jisai, galiausiai suvoks, kad jis didis žmogus. Visai nesvarbu, ką jam nuo ryto iki vakaro šneka priešai, draugai, mokytojai, ar ten blogai nusiteikę kaimynai, tik vienas tai yra žmogus asmenybė. Jeigu tu jam padedi išlūkštentis, įskleisti tai galiausiai, jeigu jam kartuoju, kad tu žymiai daugiau kiekvieną dieną, jis tikrai pradeda manyti, kad jis gali žymiai daugiau. Na ir ta paskutinė istorija. Mokytoja, kuri dirbo Jėzuitų gimnazijoje Amerikoje, ji, reiškia, bandė tokį metodą. Negalėjo dalyvauti pamokoje. Sako, vaikai, jeigu galit, parašykite vienas apie kiekvieną klasioką, jau geriausias 2 savybės. Kažką ten. Audė ir nuaudė. Surašė vaikai, grįžo ir kiekvienam vaikui kitą pamoką išdalino po lapelį, kuriame buvo parašyta, ką gero apie jį galvoja jo klasiokai. Tai buvo 20 gerų savybių. Po 10 metų tą mokytoją jai paskambina tėtis, sako, čia pas mus tokia nelaimė, gal galėtumėte ateiti. Galėčiau. Žuvo sūnus Afganistane. Atėjo mokytojai Šermenis. Prieina tėtis, sako, čia radau jo uniforminiai kišeniai. Ištraukia tą lapelį, kurį įteikė kažkada tam vaikui, kai jis buvo mokinys. Tai yra jo klasiokų geriausi atsiliepimai, jo gerosios savybės apie jį. Jis brangino tai 10 metų, nešiojusi svarbiausių vietų prie savęs. Tai ir aš jums kiekvieną dieną ir mokytojams, ir tėvams siūlyčiau rašyti tas gerasias vaikų savybės, bandyti juos įkvėpti, užnorinti ir pakelti. Ačiū jums.